Ar žinojai, kad Klaipėdos universitetas siūlo ne tik tai įvairias studijų programas, tačiau čia galima rasti ir daugybę studentų organizacijų, kur kiekvienas čia besimokantis ras savo širdžiai mielą veiklą. Net 2 šokių klubai, robotikos klubas, choras, teatras, ekonomistų klubas, studentų sąjunga ir daugybė kitų veiklų. Šiandieną kviečiu apžvelgti keletą jų kartu su manimi. Kiek apytiksliai žmonių yra šitame chore? Kiek jau mes turime? 45, bet pastovus toks skaičius 35 maždaug, tai 30 koncertai būna biškai vėliau, priklausomai nuo to, kaip jie gali. O iš kur gimė toksai klaipėdietiškai gražus pavadinimas Pajūrio aidas? Mes choristai siūlė įvairius pavadinimus, bet niekad nerasdavau, nes tai arba jau yra tokių pavadinimų kolektyvas, arba nieko bendro su studentais, arba nieko bendro su Lietuva, žodžiu, lotyniški pavadinimai visokie būdavo ir visa kita. Mūsų tradicija, chorinė tradicija, kuri natūralu, kad mažoje Lietuvoje, Klaipėdos krašte, pamaniau, kad tas pavadinimas turbūt labai būtų gražus tiltas tarp praeities, tos kultūros, kurią puoselėjo Vydūno laikais, ir sujungt su dabartinė kultūra. Čia ir atspindi ir mūsų tokius prašymus, kad atsispindėtų Pajūris, Pajūrio aidas. O sakykit, šiaip socialiniuose tinkluose, internete galima matyti jūsų aktyvią choro veiklą įvairiuose konkursuose. Galbūt jūs turite kažkokį tai širdžiai mielą, jums labiausiai patinkantį laimėjimą, gal kažkokia tai išvyka yra įsiminusi? Labai sunku pasakyti, ką mes turim labiausiai įsiminančių ar dar kaip nors, nes mūsų tikslas yra dainuoti, o ne važiuoti po konkursus, ten kažką pasaulį nustebinti. Pagrindinis mūsų tikslas, kad skambėtų lietuviška daina, lietuviška dainos tradicija ir viena kita tarptautinį konkursą dalyvaujame. Jaunas palyginus kolektyvas, tai mes daug negalim pasigirti tokių daug konkursų, bet buvom ir Lenkijoje, Prancūzijoje, buvom konkursas tarptautiniuose, vieną kitą priziuką laimėję esam. Ir paskutinis klausimas būtų, atskleiskite paslaptį. Žinom, kad pas mus vyksta atrankos, kad papulti į chorą. Gal galėtumėte trumpai papasakoti, kaip jos vyksta, ar kokių tai turėtų turėti savybių, norintis čia dainuoti ir būt dalimi? Į chorą atrankos natūralu, kaip ir į bet kur. Ne visi gali ateiti taip ir pradėti. Aišku, mes pageidavom, kad žmonės, kurie ateina čia bent jau būtų susipažinę, kas yra dainavimas, kas yra chorinis dainavimas, kas muzikinis raštas yra. Tai mes vis tiek renkam tuos, kurie nori. Pirmiausiai turi būti noras dainuoti. Kada įsikūrė Klaipėdos universiteto studentų sąjunga? Tai kaip tik šiais metais švenčiame 30-ąjį jubiliejų, tai įsikūrė 1994 metais. Aha, ir kiek čia narių turite? Ir šiuo momentu turime, kadangi buvo pavasario baigimo šventė, tai šiek tiek atkrito ir šiuo metu turime kažkur apytiksliai apie 75. Aha, ir ar bendradarbiaujate su kitais universitetais? Tai tikrai taip. Turime labai gerus ryšius su visomis Klaipėdos aukštosiomis mokyklomis, įskaitant ir LCC. Tai ne tik ir klaipėdiečius turime draugų, bet, pavyzdžiui, turime ir Mykolo Romerio universitetą, ir Lietuvos sporto universitetą. Ir jeigu studentas nori tapti jūsų dalimi, ar jisai turi pasižymėti kažkokiamis tai ypatingomis savybėmis? Kažkokių ypatingų nereikia, svarbiausia yra noras, nes su noru automatiškai viskas ir ateina.
Ir ar vyksta kažkokia tai atranka ir jeigu vyksta, kokie būtų reikalavimai jos? Šiuo momentu kaip ir nėra kažkokios atrankos, bet ateityje yra planuojama šiek tiek padaryti kaip ir priėmimus, kad žmonės galėtų pasibandyti save, nes šiuo momentu tai reikia tik užpildyti prašymą ir galima tapti tikruoju nariu. Ką jums reiškia teatras? Aš manyčiau, kad teatras man tai yra būdas išreikšti savo emocijas ir patirti emocijų, kurių galbūt niekada nesu patyrusi. Tai tiesiog yra labai ypatinga ir išskirtinis išraiškos būdas. Man teatras tai būtų laisvė, tiesiog išbandyti save įvairiose srityse, specialybėse, tobulina emocinį intelektą. Dėl ko pasirinkote Klaipėdos universiteto studentų teatrą? Teko labai daug girdėti gerų atsiliepimų apie mūsų režisierę Jūratę Grigaitinę. Aš tai pavyzdžiui visą gyvenimą turėjau tokį kaip hobį ar pomėgį kūno ekspresijai, tokiam išraiškai, kažkokio personažo įsikūnijimui. Man tai teatras kaip maistas kūrybiškam protui. Kada įsikūrė Klaipėdos universiteto studentų teatras? Čia toks geras klausimas, bet ir sunkus atsakymas, nes iš tikrųjų, jeigu oficialiai, tai Klaipėdos universiteto studentų teatras įsikūrė 18 metų spalio 1 dieną. Toks įsakymas išėjo. Bet teatras universitete gyvavo jau daug metų, gal kokius 40 metus. Nuo tada, kai valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose buvo įkurtas teatro katedra. Taip, kad aš negalėčiau prisiimti tos garbės, kad teatras gyvuoja tik 5 metus. Iš tikrųjų, jis gyvuoja beveik 10 kartų. Ir dirbo tokie labai garsūs režisieriai kaip aktoriai Anužis, Nelė Savičenko, Kęstutis Mačiulis, Petras Bielskis. Ir kiek narių turi šitas teatras, kiek studentų čia yra? Įvairiai. Toks optimalus apie 12-15 mes turime narių, bet įvairiai, kartais mažiau būna, kartais šiek tiek daugiau. Yra tokia pagrindinė trupė ir tokie prijaučiantis arba projektiniai, kai mums reikia kokį nors renginį ar projektą, tai mes kviečiamės. O kaip atrodo jūsų repeticijos šitame teatre? Repeticijos priklauso nuo to, kokią medžiagą mes dabar dirbam. Arba už durų, tai vėlgi buvo mūsų spektaklis laiptiniai, tai mes repetavom laiptiniai. Bet jeigu ta struktūra tokia bendra, tai visada būna pradžioje apšilimas, kada jie apšyla, pabendrauja, atlieka kažkokias kūrybinės užduotis, o tada jau einam prie konkretaus spektaklio. Ir ar vyksta kažkokios tai atrankos, norint būti jūsų teatro dalimi, ir jeigu vyksta, kokie yra reikalavimai šito atrankų? Mes džiaugiamės visais, kas pas mus ateina. Tokių atrankų didelių mes nedarome, ateina žmogus ir tada pats nusprendžia. Ar jis pateko ten, kur tikrai jo vieta, kur jis nori būti. Paprastai ateina labai daug, rugsėjo mėnesį, spalio, bet paskui pamato, kad patinka, nepatinka, pasimatuoja tą teatro rūbą ir tada jau arba pasilieka, arba atkrenta. Tai va toks optimalus apie 12 žmonių pas mus visada yra. Ir vienas Klaipėdos universiteto studentas po naujųjų metų gavo galimybę savanoriauti Karite ir būti jo dalimi. Nors Karitas nėra oficiali Klaipėdos universiteto studentų organizacija, tačiau čia besavanoriaujantys Klaipėdos universiteto studentai tikrai tapo didžiulę Karito dalimi. Todėl šiandieną norėčiau pasidalinti šitą veiklą su jums kartu. Šiandieną šventuosi Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, kur ir bazuojasi pagrindinės Karito veiklos, todėl kviečiu keliauti kartu. Tai pristatykite, kas yra Karitas. Karitas yra katalikiška organizacija, ar ne, kurią įkuria bažnyčia padėti žmonėms, savo bendruomeniai, savo silpniausiams bendruomenės nariams. Ir kokias veiklas turi Karitas? Karitas turi įvairiausias veiklas ir kiekvienas Karitas prie kiekvienos bažnyčios turbūt atliepia tas veiklas, kurios yra reikalingos, ar ne, toj parapijoje, toj bendruomeniai. O kalbant apie mūsų Karitą, tai turbūt išskiriam tokias 4 pagrindinės pagalbos linijas. Tai būtų
Padedam maistu, tai skurdo situacijoje esantiems žmonėms, padedam ukrainiečiams integruotis Lietuvoje, mokome juos lietuvių kalbos, teikiame psichologo paslaugas, dvasinį konsultavimą, padedam maistu, higienos priemonėm. Kita mūsų didelė linija yra senjorai, kuriems padedam, ar neturim 15 metų švęsim jau senjorų klubą, kurios susitikimai vyksta kiekvieną trečiadienį kartą per savaitę, ir kita mūsų linija yra jaunimas. Ir sakykit, kaip Klaipėdos universiteto savanoriams, studentams sekėsi įsilieti į šią naują bendruomenę ir kaip jiems sekasi dabar? Aišku, reiktų paklausti jų ar ne, kaip jiems sekasi, bet iš mano pozicijos aš tai labai džiaugiuosi bendradarbiavimu su Klaipėdos universitetu, nes tai yra iš tikrųjų ir didžiulė pagalba Karito organizacijai, nes Karito organizacija yra tik savanoriškais pagrindais ar ne veikianti organizacija, ir kiek turim mes pagalbos rankų, tiek žmonių galim padėti, ir todėl Klaipėdos universiteto studentai yra man didžiulė pagalba organizacija ir didžiulis džiaugsmas. Man koj drugys drugelė vejas, o saulė blyksi jų sparnuos. Kur dingo jaunos mano svajos, tik pienės pūkas težino. Švelnus pūkelį, ar žinai, kur mano laimė, kur jinai? Filmuoja? Jo, bet eikit viskas gerai. Aš šiandien sportus vesiu čia. Labai laukiam. Labai gerai sportuosiu. Aš man 81 metai, pamatysit, ką aš išdarinėjau. Šiuo metu aš esu Klaipėdos Švyturio arenoje, kur vos už poros valandų įvyks krepšinio mačas tarp Neptūno ir Žalgirio. Šiandieną mes keliausime pas mūsų mylimasias Klaipėdos universiteto Leader Dance šokėjas ir pasižiūrėsime, kaip joms sekasi ruoštis rungtynėms, kaip jos jaučiasi prieš eidamos į sceną ir kaip atrodo jų užkulisiai. Keliaujame kartu su manimi. Taigi, kiek narių yra jūsų šokių klube Leader Dance? Šiuo metu turim 15 merginų, bet niekada nėra limito, todėl norėčiau visas merginas paraginti, išbandyti savo jėgas, jeigu turi aistrą šokiui, mėgsti užsiimti tokią veiklą, nes atėjus į areną čia yra atmosfera labai gera ir galima išnaudoti daug galimybių. O atskleisk mums paslaptį, kaip atrodo jūsų repeticijos? Mes turim sistemą, tai jeigu svarbios varžybos, tai visas pasirašymas vyksta joms, o kada turim didesnę pertrauką tarp varžybų, tai lavinam savo fizinį pajėgumą, skiriam treniruotės su naujom choreografijom ir lankstumą ir visam kitam. Supratau. O jeigu studentė nori tapti jūsų dalimi, ar jinai turi pereiti kažkokią tai atranką ir jeigu turi, kokie yra jos reikalavimai? Kartais vykdom atviras treniruotės, tai visada jos ateina, išbando savo jėgas, patiria, ką reiškia mokytis naują choreografiją, atlikti techninius elementus, lankstumo visokius pratimus. Patekti į mūsų komandą, pagrindiniai reikalavimai būtų, kad merginai būtų bent 16 metų. Jeigu ateina jaunesnis, tai turi progą tiesiog treniruotis paruošiamoji komandai. Na ir kada sulauks amžiaus, jeigu bus talento, noro, visada paimsime pagrindinę. O papildomi reikalavimai, tai tiesiog didelis noras, nes su dideliu noru visada galima daug pasiekti. Aišku, reikia šiek tiek turėti talento, lankstumo svarbiausia, ir iš savęs norėti ir to tikėti. Mes visi žinom, kad Klaipėdos universiteto Leader Dance šokėjos yra Neptūno krepšinio komandos palaikymo komanda. Tai iš tiesų labai smalsu būtų sužinoti, koks jausmas visgi yra prieš einant į tą aikštelę ir kas verda jūsų viduje, kokios emocijos. Jeigu vyksta sunkus pasiruošimas, tai visada yra stresas. Patiriam stresą, taktikuojam, kaip ką daryti, kad būtų gerai, bet ta pati atmosfera, kaip pavyzdžiui šiandienos, kada Neptūnas žaidė su Žalgiriu rungtynėse, tai atmosfera wow, 10 balų, visi tą norėtų patirti ir tau pasirodyti iš to aikštelį, tai yra didelis privalumas, didelis džiaugsmas, todėl mes laimingos.